Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 491. Ačiū visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformai, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Apačioje po šito video yra visi rekvizitai. Ačiū visiems, kad siunčiate įvairiausią medžiagėlę, kad komentuojate, tie komentarai padidina iš tikrųjų žiūrimumą, daugiau žmonių pamato, dėl to atsirado įvairių priekvailių, nes ir jiem pasiūlo šitą video pažiūrėti, kurie net nežiūrėjo, pradeda aiškinti, kad čia viskas yra nesąmonės. Va čia šita jaunoji bukoji glušiukų karta tiesiog turi nuomonę ir jos niekas nekeičia. Beje, mokslininkai nustatė, kad tik tai idiotai nekeičia savo nuomonės. Bet tie mokslininkai, kaip žinome, už pinigus gali pasakyti, ką nori. Ir pradedam nuo tokios įdomios žinios, beje, irgi susijusios su mokslo. Mokslininkai nustatė, mesgi žinom šitą, kad klimatas šyla. Mokslininkai. Jo klimatas taip šyla, kad net tirpsta ledynai, kurie toj visus užtvindys ir visi paskesim. Tiesa, mes jau savo laidoje rodėm, kad tie ledynai, bet tirpdami, taip sparčiai didėja, kad tūkstančiais kvadratinių kilometrų Arktyje padaugėjo ledo. Dėl to, kad visuotinis atšilimas. O dabar štai pasirodė straipsnis, kad pasirodo, tas atšilimas turbūt vyksta dėl to, turbūt čia jau mano prielaida, kad šąla Žemės branduolys. Taip, jūs teisingai išgirdot. Šąla Žemės branduolys. Jau jie iš didelio rašto išėjo iš krašto, jau jie nežino, ar šyla, ar šąla. Ir ten įvairūs tokie mokslininkai, tokie kaip Bilas Geitsas, kuris nieko nebaigęs, bet jis pristatomas ir kaip gydytojas, ir kaip klimato ekspertas, ir kaip ekologas, ir kas nori, kur tik pinigus galima apgaulę iš ko nors nugvelbti ar atimti, ten Bilas Geitsas. Nieko nebaigęs ir mums aiškina, žinokit, jau čia, kaip sakyt, reikia vaipę to, ką čia įsivaryti, nes aš tai žinau, o ką jis žino? Nieko. Mokslininkai, kai kurie, labai aiškiai pasakė, tai buvo nepatikrinti vaistai, neturintis jokios licenzijos. Jų ilgalaikis poveikis nežinomas. Bilas Geitsas mums visiems sakė priešingai. Dabar jo nėra, visi tyli, o tie žmonės, kurie paklausė va tokio ekspertų, jie jau, kaip sakyt, jau nėra ir su kuo kalbėti. Reiškia, ir kartu nėra. Ir dabar štai tokia nesąmonė su Žemės atšalimu. Ir tas šaltis, matyt, iš to branduolio taip stipriai eina, kad net nespėja aplink Vilnių, kaip sakyt, Vilniaus regione, ten, matyt, pats tas branduolio, tas atšalimas toks yra, Vilniaus regione valyti kelių. Štai kaip vaikučiai eina į mokyklą. Eikit, va gerbiama direktorė, nusinčiau jų nuotrauką, tai nesugebat atsakyti net į laišką. Prašau, pažiūrėkit, kai vaikai saugiai eina į mokyklą. Kam nusiųsti? Seniūnijai, švietimo ministerijai? Čia, žinot, net komentuoti nėra ką. Tarybiniais laikais retai kur galėjai pamatyti tokio bardako. Bet tais laikais technika buvo prasta ir jos trūko. O čia naujausios technikos, net inovacijų ministerija yra, kuri rūpinasi visom inovacijom ir paprasčiausio buitinio primityvaus dalyko ūkinio negali padaryti. Nuvalyti kelių. Vaikai pavojingai eina į mokyklą ir čia 21 amžiaus Lietuva. Žinot, net jau komentuoti ir nėra ką. Važiuojame toliau. Gyvenimas gerėja. Sparčiai, tą mes jau rodėm ne vieną kartą, vyriausybė yra pareiškus, kad gyvenimas gerėja, mes vis tada klausinėjom, jau rodėm šitą savo laidą ir galvom, kaip čia taip jie nustatė, iš kur tie ekspertai, kur ta vyriausybė čia taip nusprendė, kad gyvenimas gerėja ir vyriausybė taip sakydama, kad gyvenimas jums gerėja, taip liktai netyčia sako, kaip mes gerai dirbam, nes jums gyvenimas gerėja, tik tai niekaip nepasakė, kas tie jūs. Nes tų žmonių Lietuvoje kaip ir niekas nerado, kuriem čia tas gyvenimas pagerėjo. Gal jie anonimai? Antra vertus, aš tada ir pasakojau anekdotą, kad
Du susitinka ir vienas sako, girdėjai, ekspertai nustatė, kad gyvenimas gerėja. Kitas sako, palauk, tai kad man negerėja. No, tai tu ne ekspertas. Ir čia dabar surado vyriausybė, įdėjusi pastangas, surado tos ekspertus, kurie nustatė, kad gyvenimas gerėja. Ir kas jie? Jie yra bomžai. Nu, toks žargonas, bet jie yra benamiai, kurie maitinasi iš konteinerių. Gyvenimas gerėja. Vilniečių gyvenimas gerėja. Tai Galinos ir Stanislavo konteinerių sanitarų išvada, knaičiodami atlikas, jie vis dažniau randa vytintos dešros, kumpių, nugarinės, nesugedusi pieno produktų ir juos išmeta neturtuoliai, o paprastų daugiabučių gyventojai. Ir ten vis daugiau ir daugiau išmeta, praktiškai jau netelpa tie vytinti maisto nesugedę produktai į konteinerius. Jau reikia atskirą konteinerį jiem daryti, vien tik tai maistui sudėti nesugedusiam, nes visi nesuvalgo, tiek daug prisiperka. Ir Vilniečiai tokie buki, kad nesugeba susiskaičiuoti, kiek jiem reikia maisto nusipirkti, prisiperka tiek, kad meta tą nesugedusi maistą lauk. Vytintą, kuris gali stovėti, kurį gali valgyti. Vytinti kumpiai, vytintos dešrelės, lašinukai, kurie gali ilgai stovėti, jos išmeta, nes, gyvenimas labai geras. Kokį briedą rašo mum, kaip plauna smegenis, čia aš jau nekomentuosiu, bet antra vertus, kai spauda ir šitie viešųjų ryšių technologai, šiuo atveju juodųjų viešųjų ryšių technologai, va tokiais būdais mums bando įteikti, kad šita vyriausybė dirba puikiai, kad net benamiai supranta, kad čia viskas yra gerai. O tuo tarpu žmonės skaičiuojantis pinigiukus, kiek gaudami algą, gali sau leisti, puikiai mato, kad gauti tas pačias prekes, paslaugas už padidėjusi neva tai atlyginimą, jiems reikia 3 kartus daugiau dirbti, 3 kartus daugiau išleisti laiko ir gali bent 2 mažiau nusipirkti prekių ir paslaugų. Ir tas gyvenimo gerėjimas iš tikrųjų yra toks ciniškas melas, kad net patiem rašantiem jau nepatogu. Dar vienas yra baisus iš tikrųjų mums visiems dalykas. Pažiūrėkite, kokia buvo valstybės skola 18 metais. Tai jinai per 6 metus padidėjo turbūt 2. 35,3 milijardai eurų arba 81,6 bendro vidaus produkto. Tai buvo 18 metais tokia valstybės skola. Prieš 6 beveik metus, o mesgi žinom ir nekartą rodėm šitoj laidoj, kad vyriausybė masiškai skolinosi ir netgi tos skolinus pinigus taškė į kairę, į dešinę. Tai yra, tos pinigus neinvestavo, kad jie sukurtų dar pridėtinę vertę ir dar uždirbtų valstybei pinigus, bet jie tiesiog buvo išmėtyti ir ištaškyti. 37 milijonus lengva ranka jau antrą kartą atidavė žydam, nes žydai gavę nos pinigus prieš tai Kubilius davė, sako, žinokit, turim tų pinigų, apsižiūrėjom, niekad nelieka. Vėl davė Šimonytė, o tuo metu jinai buvo finansų ministrė, reiškia vis dalina ir dalina mūsų pinigus kažkam tai, už realiai pagrindų neturinčius kažkokias gražias akis. 200 milijonų prižadėjo pasiskolinti ir padovanoti Ukrainai, pasiskolinti mūsų visų pinigų ir ta skola krenta ant mūsų visų pečių ir sprandų, taip sakykime. Ir tų pinigų priskolinti ir ištaškyti yra tiek, kad dabar aš manau, kad skola yra 2 negu buvo prieš 6 metus. Bet apie tai vis nutylima, nes bomžai nusprendė, kad gyvenimas gerėja. Ir šitokias pasakas, seka jums. Klausimas jums. Kaip jūs galvojat, ar kartu su valdžia meluojantis spauda yra jų įrankis, ar sąjungininkai, bendrininkai? Čia klausimas jums visiems, o mes važiuojame toliau. Kreivys tiek pridirbo, kad jau, žinote, pastaruoju metu mes jo nematome, čia kalbam apie ministrą, energetikos ministrą Kreivį, dabar sugalvojo dar išmaniuosius skaitliukus visiems pastatyti, tipo bus geresnė apskaita, nors žmonės iš karto jau sakė, kad kai tik pastatė išmanųjį skaitliuką, suvartoja daugiau elektros energijos. Čia turim tokį video,
kreivių prižiūrimo darželio vaizdeliai apie skaitliuką, kuris neprijungtas prie jokių elektros prietaisų, labai sėkmingai rodo, kad elektros energija vartojama. Jokio impulso nėra. Nei vieną kartą nesumirksėjo raudona lemputė. Jokio apkrovimo nerodo net pats skaitiklis, tačiau jo skaičius kinta. Nu, kaip gražiai. Čia komentarų, manau, nereikia, iš tikrųjų stebina, kaip net matosi ant akių atjungtas skaitliukas suka kilovatvalandės, viskas atjungta, nerodo jokio apkrovimo, o skaitliukas sukasi. Tai kas čia sukčius, kas čia aferistas ir kas tokius prietaisus prižiūri, kas juos atlieka metrologinę jų, reiškia, patikrą, kas. Čia žmonės, filmuotą vaizdą, konkretus įrodymus. Man įdomu, ką atsakys ESO, ką atsakys ten kažkokie specialistai, kurie, iš tikrųjų, čia galima sakyti, kad čia sąmoningai suprogramuotas elektros energijos vagimas. Sąmoningai. Skaitliukas matyt suprogramuotas, kad jisai taip dirbtų, nes anksčiau tai buvo mechaniniai skaitliukai, tik tai pajungus apkrovą prasideda kažkoks sukimasis. Dabar gali programuoti tą skaitliuką, kaip jie sako, net iš kažkur gali tą skaitliuką valdyti nuotoliniu būdu. Atjungi skaitliuką, jisai tau dirba. Važiuojame toliau, jau grįžkime prie tokių, primityvesnių, sakysim, pinigų įsisavinimo būdų. Šiaulių savivaldybė su meru priešaky, Artūras Visockas, prieš kelis metus pardavė švietimo įstaigos pastatą, privatizavo, jis nereikalingas, kam mums dabar našta čia ant sprando ir panašiai, o dabar atperka tą pastatą, tą patį savo buvusį pastatą 4 kartus didesnę kainą. Ar čia buvo nuo pradžių sumanyta tokia afera, ar čia kaip dabar čia, ar čia ūmiai staiga prireikė to pastato, kam tada, negalvojant apie ateitį, jį pardavė po pigiai. Ar čia, jeigu buvo visa ta schema sugalvota, tai tada čia toks demaskavimas žurnalistinis yra, turėtų susidomėti teisėsauga. Kaip taip valstybės daiktą privatizuoji, parduodi po pigiąją, po to jį atgal išperki, nacionalizuoji 4 kartus brangiau. Kas iš to turėjo naudą? Kas čia sugalvoja šitą tokią schemą? Ir kaip čia taip Šiaulių meras taip primityviai įlipo į kaką. Nors anksčiau lyg tokių įžūlių schemučių nebuvo girdėti, bet dabar pastaruoju metu vis tie ilgiau pabuvę merai taip vis įkliūna, kažkur įkliūna, ir čia ir Kauno rajono meras vis įpuola į situacijas, kurias turi paneiginėti, o visi tie paneigimai tokie jau vaikiški atrodo, žinot, patys, kaip, sakysim, Kauno rajono meras patvirtina poveikio aplinkai vertinimo programą, kad Pakarklės miške bus karjeras ir po to išsigandę patys save sako, žinokit, mes tai buvom prieš. Kaip jūs buvot prieš, jeigu jūs patys patvirtinat? Šiaulių meras dabar sako, mums nereikia to pastato, o dabar labai reikia, bet brangiau. Suprantat, vis tiek, toks reikalas, kodėlgi žmogui negaila duoti pinigiuką. Ne dėl savęsgi mes, dėl visų jūsų, čia švietimo įstaiga, mums visiems tarnaus. Panašių situacijų galima ir Kaune, ir kitose savivaldybėse surasti. Ir čia, ar čia valdžia gadina žmonės, ar pinigai gadina, bet kažkas matyt to žmonės gadina. Judame toliau. Tryda ne kitaip. Naujoji
Tridemija, toks naujas atsirado toks pasakymas. Europa ruošiasi kvėpavimo takų lygų tridemijai. Čia tokia nauja, dar niekas nežino, bet jau sako, mes jau jaučiam, kad ateina tryda. Tokia vat, ir mes jau turim nuo tos trydos, jau turim netgi sugalvoję, dar nežinom, ką gydysim, bet jau turim skiepų nuo tos trydos. Ir čia vis gazdina. Beje, mes ir kalbant apie Bilo Geitso bizniuką, kuris prieš tai investavo į farmacijos pramonę ir įmonės, kurios gamino skiepukus, šitos badaliukus į pietukus praeitosios šitos tridemijos, reiškia, atveju ir uždirbo milijardus iš visų šitų pardavimų ir, kaip sakyt, visų tų badalukų už 100 milijonų išpilta į griovį, nes nupirkta per daug. Irgi pasirodė, kad gerokai skiepukas užpatentuotas gerokai prieš tridemijai atsiranda. Ir dabar panašių vėl skiedžia, kad čia viskas vėl tas pats, vėl bus, jau visi saugokitės ir sako, žinau, kad mes jau sugalvojom vaistus. Dar nežinom, nuo ko jūs sirgsit, bet jau vaistai yra. Ir žmonės tik dabar prabudo ir sako, o palaukit, kaip iš tikrųjų mes ten visi sirgom, jeigu nebuvo jokių simptomų. Sveikus žmonės gydė, net neturinčius jokių simptomų, sako, tu sergi ir tu sergi. Kodėl? Todėl. Ir tau, ir po to įvyko tai, kas įvyko, ir perteklinių mirčių skaičius Lietuvoje tais metais, tais visais liūdnais metais buvo šoktelėjęs iki 60% perteklinių nenumatytų, nenustatytos priežasties mirčių skaičius buvo pasiekęs kolosalius, kažkokius makabriškus skaičius. Va čia dabar vėl seka pasakas apie naują trydą, mus ruošia visus šitam veiksmui ir pasakoja, kad dar daugiau žmonių mirs negu praeitą kartą. Atkreipkite dėmesį į formuluotę. Mirs dar daugiau žmonių negu praeitą kartą, o mesgi žinom, kad kai kuriem mirusiem buvo ne vienas pabadimas į petuką ir kai kurie labai greitai išėjo. Krūvos žmonių buvo kritusių gatvėse masiškai ir visi buvo. Ir dabar dar poveikis tas yra ir kaip ir buvo sakyta, 2-3 metus po viso šito veiksmo, kas susileido nežinoma kažką į save, tas irgi ten poveikiukus turės. Tai čia dabar naujas tekstukas, tridulės. Dar vienas toksai, žinot, mes jau rašėm apie beraščius visur, bet čia beraščiai medicinos įstaigose. Kaip gali beraštis, nemokantis rašyti, žmogus be išsilavinimo tave gydyti? Čia toks skelbimukas įdėtas. Pasižiūrėkite, kiek klaidų keliose eilutėse. Aš jau net, nežinot, perskaičiau, negalėjau patikėti, kad tai yra medicinos įstaigoje. Va toks skelbimukas žmonės atsiuntė, jau čia net komentuoti neturiu ką. Ir stiliaus klaidos, ir gramatinės klaidos, ir nesuprantu, kaip va taip galėjo va toks skelbimas atsirasti medicinos įstaigoje, jeigu ten, vis tiek turėtų dirbti žmonės su aukštoju išsilavinimu, tiek aptarnaujančiam personalui, tiek administracijai, tiek pačias paslaugas atlikinėti. Ir ar toks jau dabar švietimo lygis, kad beraščiai, žmonės nemokantis rašyti, gauna diplomą, kad jie baigia aukštąjį mokslą. Panašu, kad taip ir yra. Dar viena tokia informacija, tiesiog mus vis bara, reiškia, kad Vičiūnai, Matijošaitis neišeina iš Rusijos ir jisai labai blogas, jisai krūvinus rublius uždirba, čia vis loja ir tą pačią dainą suka, nors mes žinom, kad ir to pačio kreivio, jau apie kurį šiandien kalbėjom, įmonė Moki veži prekiauja sėkmingai ir su Rusija, ir su Baltarusija, ir ten tiem rusų verslininkam uždirba tos krūvinus pinigus. Ir
Kaune stovinti gamykla Nemunas, gaminanti vinis, priklauso rusų koncernui Mechel, kaip lietuviškai būtų Nemunas Mechel, tai tas visas yra koncernas, yra rusam priklausantis ir jis privatizavęs gamyklą Kaune ir jinai tais cvekais ir toliau sėkmingai prekiauja. Ir čia prieš turbūt gal mėnesį, gal du, Landsbergis ir reikia su Juknevičiene uždrausim vynukų įvežimą iš Rusijos ir visiems bus chana. Tai čia jų veiksmas buvo labai naudingas būtent šitai rusų korporacijai, tam koncernui, nes čia jau rusai gamina tos vinis, tai kam leisti įvežti iš kitų Rusijos gamyklų, jeigu galima šitam rusui duoti uždirbti. Vat ir viskas. Ir kai konservatoriai bet ką surėkia, visą laiką reikia žiūrėti, kuriam rusui nauda. Čia yra konkretus net, vat Mechel, Nemunas tokia gamykla, jinai priklauso rusam, nupirkta ir gamina tos cvekus, kurių negalima įvežti iš Rusijos, nes va toks fokusiukas. Ir dabar dar viena kompanija, Avon. Tarptautinė didžiulė kompanija pasirodo ir toliau sėkmingai prekiauja Rusijai. Ir čia laukiu, neslaukiu, kada Tapinas, kada koks nors Šurikas išsiblaivės iš tos narkotinės abstinencijos, ateis ir pradės rėkti, draudžiu Avoną visiems, tą Avoną mes viską išmesim lauk iš Lietuvos. Nu, išmeskite tą Avoną. Išmeskite tą Avoną ir būtinai nueikite prie Nemuno paprotestuoti. Bet jie tik tai pasirinktinai. Nei Kreivio puola, nei Avono, nei Coca-Colos, kuri ten toliau sėkmingai prekiauja. Ir čia galima vardinti ir vardinti, kiek tų įmonių toliau prekiauja Rusijai, bet pasirinktinai tik tai. Tai supranti, kad tai jokia moralė. Tai apie iš vis nekalbam apie politiką. Tai yra propagandinis triukas sudoroti politinį oponentą. Kitaip sakant, kerštas Matijošaičiui už tai, kad jisai Kaune išmėžė iš savivaldybės nuo valdymo apskritai konservatnikus, landsbergistus. Čia bando dabar atkeršyti ir keršė, kanda į kulną. O apie visas kitas įmonės liktai jie nemato. Va, tokie tie dvejopi standartai ir šiandien šita jų demaskavimo tokia vat bylute nedidelė šiandien ir baigiam. Tai buvo 491 laida iš Kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrite, kad prenumeruojate kanalą, kad paremėte tiek Patreon platformoje, tiek ir pervesdami paramėlį į Komiko teatrą. Ačiū jums visiems. Mes juos demaskuosim toliau ir po tamsos visada ateina šviesa.